vieno bus rimti reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojo, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Aš sutvarkysiu. Beni. Beni. Aš netyčia. Bet gal šiandien užteks? Tu pavargai. Man su visam užteks. Kaip tai? O tai. Baigiau savo dizainerio karjerą. Kaip suprasti? Pažodžiui. Tu ant manęs pyksti? Čia ne prie ko. Kiek mes šiandien padarėm? 12, 13 formų. Jų 1000. Čia viso gyvenimo gali prireikti. Benai, bet juk negalima va taip visko imti ir mesti. Žiūrėk, tau reikia pailsėti. Išvažiuojam kur nors. Pailsėsim. Nenoriu. Dienas bijai. Nieko aš nebijau. Ir mums reikėtų ryšti savo santykius. Prie gero tai neprives. Einu telefoną paimsiu. Здорово, пацаны. Как делишки? Ух ты. Ну и реди. Jo, nu ką, в общем, važiavau kai Videra ant 70, pagal taisyklės, skubėjau. Bet, pacanai, svarbiausia kas?
kad gerų naujienų kol kas nėra. O tu jį matai? Jo. Kas, tai kada paleis? O, iki to net bazaras nedėjo, o šiam porą sakinių ir užbuksavom. Kas tas mūsų žmogus? Tą pasakiau. Tai ką, jis iš vis nekalbės su mumis? Nu, kaip, sako, šitą, vopšim, jis turi prisipažinti ir tada paleis. Ten ką paleis? Mentą atiduos. Blogai. Jo, negerai, pacanai. Labai negerai, bet, kaip sakosi, ką padarysi? Kas lieka? Lieka tik laukti. Teisingai. Dasilauksim, jie ten įsiaiškins, prisipažins ir paleis. Gali važiuoti kažkaip, bet tavęs prisikrapštysim. Oi, Jendriucha, nu baig čia dabar tarp mūsų berniukų. Nereikia, mes su tavim ką, pirmą dieną pažįstami. Davai, sakyk, ką darysit? Nu, kam tau žinoti? Kaip ten ispanai sako, amigos, adios. Buenas tardes. Aidu. Švediškai. Juranka, davai, kalysi. Ką jie čia konstruoja? Nes neaišku. Būtų geriau, jeigu paleistumėt kasti. Blin, ką aš galiu padaryti, čia tvojų mать. Hardinadas manęs negirdi. Padla. Nesąmonės daro. Nesąmonės. Bet šitą, Jurančika, davai. Nesąmonės, blin. Jei truk čia kokia dvižucha prasidės, judesiukas, vopšim, toks žinot. Okei? Bus matyti. Neteisingas atsakymas. Gerai. O taip. Jo. Gerai, sutarėm. Nu, tai ką kalbėjot? Nieko, prašė pranešti, jeigu kažką planuosit. Tu kalinsi? Baigtų. Tu irgi gali namo važiuoti. Aš? Taip, tu. Važiuok namo, kai būsi reikalingas, aš paskambinsiu. Gerai, davai. Negirdėjau, kai grįžai. Labas. Labas. Man reikia kitos vietos. Ai, laboratorijai? Taip. Taigi kalbėjom, kad reikia baigti viską. Dirbsi vienas, bet tu švedų. O kas nutiko? Viskas. Pabaiga. Sukūrei? Beveik. Nu, liko kokia savaitė. Bus 2 kartus silpnesnis už fentanilį, postpoveikis apie 2 valandas. Sveikinu, šaunuolis. Tai ir manęs nebereikės. Milijonai upėm plauks. Kristina, baig, ką tu čia dabar... Ką tu kalbi? Kai milijonai, koks nereikės.
Aš dėl savęs dirbau, aš savo norėjau rodyti, kad kažką sugebu. Tai aišku, sugebi. Mašiną galiu tavo pasiskolinti, man reikia į valyklą nuvažiuoti. O tavo? Servise. Himka, aišku, ką aš. Taip, taip. Pakalbėsim, kai grįšiu, gerai? Čiau. Nori susitikti? Gerai. Greta? Sės, pakalbėsim. Tavo? Ne. Bet koks nuvalkiotas būdas lūpdažius palikinėti. Bet mane tai susiradai? Vadinasi, suveikė. Tai važiuojam pasivažinėti? Važiuojam? Važiuojam. Кардинальниkai, ну prašau, paleisk tu tą kastį. Nu gyva, matai, blin, vis vien neprisipažins, tu šis pokeris. Nesikišk. Ką? Несик... Вот кищус, блин! Вот кищус! Иди твою мать, блин! Вот ką tu laimėsi? Ką? Nu davai, sumodeliuojam situaciją. Nu, вот pasakė, aš padariau. Ir ką? Užkasi? Gal jie tave papirko, ką? Kam ta propaganda čia? Mane papirko? Blin!
O tam ta propaganda, blin, kad jie irgi kažką darys. Ir bus atsakas, ir bus kraujas gatvėse. Mum to reikia? Mum to nereikia. Atvažiavo. Kas čia atvažiavo? Mirkintas. A, Strelkė. Jasna. Sėdik čia. Kodėl tiek mažai? Bus daugiau. Tai iškart negali būti daugiau. Nereikės važinėti čia 10 kartų. Čia ne manęs klausk. Gerai. Pasakysiu adresą, kitą kartą pats atveši. Gerą vakarą. Kai pirmą kartą tada pas mus atėjai, iškart supratau, kad bus problemų. Bet matai, čia tu esi problema. Benas nenori ten būti. Jis tiesiog bijo tavęs. Matai, vyrų neištikimybė man nenaujiena. Ir pati aš nešventoju. Bet Beno man tiesiog reikia. O aš Beną tiesiog įsimylėjau. Ir jis man nebeiginas. Tu ką rimtai iki dabar dar nedasiprotėjai. Višta tu višta. Dar ne? Kad jis priklauso tik tau? Kad jis tavim pasinaudojo. Benas turi didžiulę priklausomybę nuo darbo. Jį žavi naujos idėjos. O tu žinai, kad mes dirbom kartu. Čia nuo pradžių buvo aišku. Gavo iš tavęs reikiamą informaciją ir viskas, viso gero, laisva. Ir tu manai, kad aš čia patikėsiu to, kad aš žinai. Man neįdomu, patikėsi tu ar ne. Jeigu dar lysi prie Beno, tau tiesiog labai blogai baigsis. Ir kągi tu padarysi? Nužudysi? Dingsi be žinios. O dabar tu manęs paklausyk. Višta. Tu labai apsiskaičiavai. Nereikėjo to stoti man skersai kelio. Oi, nereikėjo.